Sveiki kolegos, šiandien noriu su jumis pakalbėti apie suknelės detalių, siūlių užlaidų pasirinkimą, kur kokias siūles pasirinkti ir pasiėmiau vieną galbūt tokią dažniau siuvamą suknutę, kurioje galėsiu jums parodyti, kur kokias užlaidas naudoju ir aš pati ir rekomenduoju savo studentams. Paėmiau suknelę, šiek tiek įliemenuotą, su krūtinės įsiuvais, su įsiutinėmis rankovėmis. Jinai yra kirpta per liemenį, apačioje šiek tiek išplatintas sijonukas. Suknelė susideda iš nugaros dviejų dalių, vienos dalies priekio, dviejų dalių sijono nugaros ir vienos priekinės sijono dalies, taip pat rankovė, kuri yra viensiūlė. Pradedam nuo nugaros lekalo ir pradedam nuo nugaros vidurio siūlės. Nugaros vidurio siūlėje dažniausiai dedame užtrauktuką ir šitoj vietoj rekomenduoju siūlę nuo 1 iki 1,5 cm. Vėlgi, jeigu žiūrite mano filmukus, aš visada sakau, kad jeigu jūs esate užtikrinti, jau esate siuvę šitą modelį ar panašų modelį ir audinys jums nesukelia kažkokių tai problemų, nebryksta kraštai, galite imti 1 cm. Bet tarkim, jūs siuvate galbūt pirmą kartą, o gal dar tik tai kokį trečią, tai dėl visako imkime 1,5 cm ir bus rami galva. Toliau pečių siūlė 1,5 cm, šoninė siūlė 1,5 cm, o vat priekio ir nugaros priekakliai yra tokia taisyklė, kad šita užlaida ties nugaros priekakliu, jinai yra nedidesnė negu 1 cm. Jeigu jūs dažnai siuvate, prašom atidėti šitoj vietoj 0,7 cm, tai reiškia 7 mm. O jeigu jūs truputį bijo, tai galite dėti ir 1 cm. Toliau, pažastis. Visada 1 cm. Pereinam prie priekio. Priekinis kraštas yra ant lenkimo, tai yra viena detalė su priekakliu, ta pati istorija kaip ir nugaroj. Nuo 0,7 iki 1 cm. Nedaugiau. Jeigu atidėsi daugiau, jums vis tiek ją reikės nukirpti. Tuo labiau įkirpti ir ten tada dar prasideda visokios istorijos. Taip, kad prašom, arba 0,7 arba 1 cm. Kodėl? O todėl, kad tai yra labai lenkta siūlė ir jeigu jūs atidėsit plačią užlaidą, jinai tiesiog jums paskui neišguls. Jie reiks tiesiog nukirpti, pamažinti tą siūlės užlaidą. Taigi atidedam ir toliau nesukam savo galvos. Petys 1,5, pažastis centimetras. Vėl ta pati taisyklė. Yra labai lenkta linija, labai jinai sukasi, jinai turi puikiai atitikti žmogaus figūrą pagal jo pažastį, pagal jo ranką. Ir atidėjus 1,5 cm, jinai pradės valdyti jums priekio ir nugaros detalės ir nieko gero nesigaus. Vadinasi, dedam visada 1 cm. Šonai, čia jau viskas paprasčiau, 1,5 cm. Dabar toliau žiūrėkite su šitos detalės užlaida va štai šitoje vietoje. Dabar kiek čia atidėti? Jeigu jūs jau esate naudojęs šituos lekalus, jūs galite atidėti vėlgi 1,5 cm, jeigu jūs žinot, kad čia buvo viskas tvarkoj. Bet yra toks vienas dalykas, bet jeigu jūs esate nestandartinio ūgio, o tai reiškia, kad yra virš 1,80 m, apie 1,90 m ir taip toliau, arba jūsų ūgis labai yra nedidelis, tarkim iki 1,55 ar dar ten kažkoks tai. Tai tada jums reikėtų šitoje vietoje užsidėti didesnę užlaidą. Tarkim, atidedam iki 3 cm. Dabar kodėl? Todėl, kad jeigu jūs apsivilksite gaminį ir pamatysite, kad šita linija, šita kirpimo linija pas jūs netitinka jūsų liemens linijos, kad jūs galėtumėte ją pažeminti, jeigu reikia, arba pakelti į viršų. Keliasi sijonas ir trumpinasi arba ilginasi štai šita dalis.
Vadinasi, čia jums reikia prisidėti ir turėti užlaidos rezervo. Taigi, ir priekis, ir nugara atidedam arba 1,5, arba iki 3 cm, jeigu jūs nesate tikri. Toliau pereinam prie rankovių. Rankovė, 2 detalės, viensiūlė, šitos siūlės yra po 1,5 cm. Rankovės galvutė, taip kaip ir pažastis, yra visada 1 cm. Nuo šito krašto iki šito. Visada. Rankovės palenkimas, jisai gali būti nuo 3 iki 4 cm. Priklausomai nuo audinio. Kostiuminiui audiniui geriau rinktis 4 cm. Jeigu tai yra medvilnė, linas gali būti ir 3 cm. Toliau sijonukas. Nugaros vidurio siūlė. Čia, kur yra užtrauktukas, gali būti skeltukas ar dar ten kas nors. Vėl ta pati istorija, nuo 1 iki 1,5. Kaip šoninės siūlės, tas pats, irgi nuo 1 iki 1,5. Priekyje taip pat. Čia priekis yra su lenkimu. Lenkimas. Kur lenkimas, ten yra 0. Nieko nededam, dedam prie audinio krašto. Dabar viršutinis kraštas nugaros ir priekio. Čia atidedam po 1,5 cm. Jeigu reikės pataisyti, šitų 3 cm mums užteks pakoreguoti. Nuo šito krašto niekada nenukerpam, geriau yra pridėti prie lygesnio krašto ir tada šitą sijonuką arba keliam į viršų arba leidžiam žemyn. Toliau apatinis kraštas, o vat su apatiniu kraštu jau priklauso, kiek yra išplatinta jūsų suknutė į apačią. Tarkim, aš čia nusipiešiau suknutę, kuri yra išplatinta į apačią, toks, ne visai A siluetas, bet trupučiuką vat didesnis. Tai aš sakyčiau, kad čia reikėtų maždaug taip nuo 1 cm, gal iki 1,5. Jeigu būtų nedidelis išplatinimas, šiek tiek mažesnis, tada užlaida jau didėtų, galima ir iki 2 cm padaryti. Dabar tam, kad jūs nepasimestumėt su tų suknelių palenkimais, galite sugrįžti į mano filmuką, kur aš pasakoju apie sijono palenkimus. Ten aš išaiškinau, kaip tas palenkimo plotis skiriasi priklausomai nuo sijono palenkimo, todėl kad čia yra labai panaši situacija. Tikiuosi, kad jums buvo aišku, o jeigu neaišku kažkuri tai vieta, prašome paklauskite komentaruose, stengsiuosi atsakyti į visus jūsų pateiktus klausimus ir su jumis buvau aš, Ramunė Sagilienė. Iki kito karto.